Laidą pristato. Kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui. Patarimai aktorių Aldonos Bendoriūtės ir Nerijaus Gadliausko kieme. Maistas ruošti yra vyrų darbas. O jūs ruošiat maistą? Visada. Visada, ar ne? Aišku. Žmonai tokio dalyko nepatinka. Niekada. Kaip auginti braškės su agrodanga. Kursime alpinariumą ir braškių ir žemuogių koloną. Sveiki, mylieji! Šiandien mūsų dar viena laida pas mylimus ir žinomus aktorius Aldoną Bendoriūtę ir Nerijų Gadliauską. Kiek mes žinome, Nerijus šiuo metu mums ruošia ledus, kad mes nesukaistumėm. O gerbiamą Aldoną, mes norim jums pristatyti mūsų specialistus. Apželdinimo specialistus iš Floros simfonijos, Mariną ir Karolį Tautkus, kurie jūsų šią vietą turėtų padaryti išskirtinę, įspūdingą. Manau, kad čia mes pasodinsim jum daugiau spygliuočių, pakeisim šitos dekoratyvios zonos formą, pakeisime bartelį, uždėsime plevelę, jum patiesime tekstilę, akmenukus, kad jum neaugtų žolės, čia kad būtų kuo mažiau ravėjimo. Ir šiek tiek jūsų augaliukus pagrupuosim galbūt kažkur tai kitur arba į vieną kažkokią tai visumą. Ja. Įvesime tvarkos, Ja. aukščių, Ir stengsimės, kad jum patektų viskas. Tikiuosi. pasitelksim žinias ir fantaziją. Pirmoji mūsų užduotis aktoriams Aldonai Bendoriūtei ir Nerijui Gadliauskui sukurti dekoratyvėją zoną. Floros simfonijos želdynų dizaineriai Marina ir Karolis Tautkai panaudos čia surinktus akmenis, augalus ir patars, kaip kurti aplinką, kuriai nereikia priežiūros. Pradžioj sutvarkysime dekoratyvinius augalus, kurie per arti susodinti ir dėl to tiesiog nyksta. Nyksta augaliukai. Tai šiaip jeigu norime apjungiame kelis augaliukus tos pačios rūšies išvaizdos ir ūgio, va kaip šitie du pavyzdžiui. Tie kartu pasodinti maždaug to paties amžiaus, norime į vieną bendrą visumą apjungti, tai viskas yra gerai. Bet kada kitos rūšies augaliukas yra, tai jau turi nesiliesti šakutės viena prie kitos. Jokių būdų. Tada atsiskiria ir tas augaliukas gražus ir šitas gražus. Ir plus kitas dalykas yra, labai gadina vaizdą negyvo šakutės. Ta prasme, vidinės tos šakos su išrudavusiais spygliais. O visas negyvas šakutės tokias, realiai norint, kad augalas tikrai gražiai atrodytų ir gražiai augtų ir saulės šviesos gautų, reikia visas negyvas šakutės iškarpyti. Kuo arčiau kamieno, aišku. Va. Kitas netgi, kur nekarpyti, va, kaip kur perbraukti ir taip gražiai va jos nueina. Kas nenueina, reikia iškarpyti. Kai yra kai kurios didelės šakos, kad yra pačioje, kurių tik tai va visai vien galiukas žalės. Bet jeigu iškirtai, tada neliks iš viso augalo, tai tiesiog paprasys kleidį ir naikini viską, kas negyva viduj. Taip dekoratyvinius spygliuočius reikėtų tvarkyti bent kas 3 metai, patarė Karolis Tautkus. Jis sako, jog spygliuočiams reikėtų išvalyti sudžiūvusias šakas, kurios nyksta dėl saulės trūkumo. Jūsų darbas yra kūrybinis. Ir pamačius pirmą kartą vaizdą, tikriausiai dar ne visada turi tą galutinį variantą. Kaip gimsta projektai? Vienas svarbiausių dalykų sklype yra sukurti kliento akiai mielą projektą vizualizaciją. Kiekvieno varianto gali būti labai daug, todėl pirmiausiai susitikę su klientais aptarėme, kokios yra augimo sąlygos, kokia yra dirva, ar saulėta vieta, ar pavėsis. Reikia vertinti labai daug dalykų ir tų variantų taip pat gali būti daug, todėl stengiamės prieiti bendros nuomonės, pasiūlyti keletą variantų, kaip ir padarėme čia su gerbiama aktorė Aldona. Mes suderinome keletą projektų vizualizacijų ir pasirinkome, kuris projektas vizualizacija jiems patiko labiau. Ir pasirinkome tokį variantą, kuriame vyrauja daugiau spygliuočiai ir taip pat žydintys augalai, bei be abejo taikomės prie jau esamų augančių augaliukų.
Kol Floros simfonija ruošia dekoratyvėje zoną, aptarkime daugiau šio laikotarpio aktualijų. Vaismedžių priežiūra, braškių auginimas su agrodanga, braškių ir žemuogių kolonos. Agrofirmos sėklos agronomė Liucija Kunigiškytė mums paruošė vertingų patarimų, kada pradėti daržovių sėją lauke ir kada sodinti daigus šiltnamyje. Jeigu mes pomidorus auginame polieteleniniame šiltnamyje, tai vėlgi jau dabar truputį vėlu gegužės mėnesį apie tai kalbėti, bet norėčiau pasakyti tiems sodininkam, kurie turi polieteleninius šiltnamius ir pomidorus augina nešildomose polieteleniniuose šiltnamiuose, neskubėkite, nereikia pomidorų sėti vasario mėnesį, jeigu turite tik polieteleninį nešildomą šiltnamį. Pilnai pakaks, jeigu jūs pomidorus sėsite kovo viduryje, kovo 20 dieną. Nes labai svarbu ne tik, kad anksti pasėti ir išnešti ir pasodinti daigus. Labai svarbu ta daigų kokybė, nes daigų kokybė lemia, kokį mes derlių turėsime. O jeigu kalbant apie lauką, tai vėlgi, kada prasideda lauke tie visi sėjos darbai, šalpusnis yra indikatorius, kada mes galime kažką tai judinti žemę. Sėti pirmiausia reikėtų šalnoms atsparias ankstyvasias daržoves. Jokių būdų nereikėtų skubėti sėti agurkų. Atrodo, kad šilta, mes dažnai padarome klaidą. Agurkai į dirvą sėjami tik tai, vadinkime, alyvom jau žydint. Jeigu pražydo šalpusnis, jokių būdų nesėkite agurkų, nepagelbės nei agroplėvelė, liksite nepatenkinti, sėklos supus, derliaus nebus, ir tada tiesiog darbas be reikalo. Neretai sodininkai mėgėjai įsitikinę, jog visas sėklas reikia sėti viename gylyje. Tačiau tai nėra teisinga nuomonė, sako agronomė Liucija Kunigiškytė. Aš paėmiau žirnius ir turiu salotas. Tai pasižiūrėkime, kaip skiriasi tos sėklos pagal stambumą. Tai ir dar čia yra salotos, ir dar mums reikia trečios rankos aušą. Žirniai, man atrodo, jau visi pažįstam. Visi pažįsta, galim tiesiog šalia įberti. Jo, žirniai mūsų yra štai tokie. Tai jeigu taip kalbant, tai salotos yra smulkiausios, ridikėliai antri ir treti yra žirniai. Tai jeigu kalbant apie sėjos gylį, tai mes 0,5 centimetro gylių sėjame salotas, centimetro sėjame ridikėlius ir žirnius 3-4 centimetro gylį. Labai svarbu, kad lyginant dirvožemį neliktų grumstų, kad dirvožemis būtų vienalytis. Jokių būdų neturi likti augalo iš tų šaknų piktžolių. Išrinkti jas. Kaip matome, čia dirvožemis yra pakankamo drėgnumo. Vėlgi aš kažkada tai minėjau, kad kaip aš žinoti, ar pakankamai drėgnas yra dirvožemis. Jeigu suspaudus išlieka gniužulas, reiškia dirvoje yra pakanka drėgmės, mūsų sėklos sudygs. Jeigu mes tiesiog nepavyktų mums tokio gniužulo suspausti, reikėtų papildomai laistyti sėjos metu. Vėlgi rekomenduojama pasėjus bent kokias sėklas palaistyti. Ir dar ką labai norėčiau parodyti morkas, tai morkų sėklelės, kadangi jos yra smulkios, aplamai visas smulkės sėklelės, ypač neįgudusiem daržininkam, aš rekomenduočiau sėti štai tokiose juostelėse. Labai pasėti yra paprasta, pasižiūrėkit, kaip mes pasėjom. Nugnidėm tiek, kiek reikia, užbėrėme. Vėlgi ta popierinė juostelė absorbuoja dirvoje esančią drėgmę. Agronomė patarė po sėjos ploną agrodanga uždengti lysvę. Agrodanga apsaugos augalus nuo ligų, kenkėjų, taip pat nuo šalnų ir sulaikys drėgmę. Tai vis tik tai ką mes išlošime, jeigu uždengsime? Mes, aišku, paankstinsime derlių. Mes paankstinsime derlių, mes išsaugosime drėgmę, mes apsaugosime nuo kenkėjų. Plėvelė yra laidi vandeniui ir orui. Jeigu lis lietus, tiesiog lis kiaurai per tą agroplėvelę, nereikia bijoti, kad nepralis lietus. Ir mes turėsime ankstyvesnį derlių ir galime laikyti, vadinkime, jeigu mes sėjame netgi moliūgus, tas šilumamėgės daržovės, moliūgus, aguročius, cukinijas, tiesiog laikyti ilgą laiką tą agroplėvelę, nes neužmirškime, atrodo dabar lyg to šalnos jau ir nebus, bet mes turime netgi birželio mėnesį Lietuvoje šalnas. Agrodangos užteks keliems sezonams. Taip pat dar su agrodanga galime dengti žydinčius vaismedžius ar braškes, norėdami apsaugoti būsimąjį derlių nuo šalnų. Toliau imkimės braškyno įrengimo. Braškių ir žemuogių augintojas, ūkininkas Ritas Kvietkus, suformuos lysvę, kuri bus dengiama su agrodanga. Tačiau prieš braškių sodinimą dirva turi būti gerai paruošta. Juk uogos čia augs bent jau 3 metus, todėl augalo augimui reikės daug maisto medžiagų.
Į dirvą beriamos ekologinės trąšos kondit su pieno išrūgomis ir Kalifornijos sliekų perdirbtas biohumusas, kurį mūsų laidai dovanojo biohumuso gamintojai kooperatinė bendrovė Biohumus LT. Kai žemė bus pamaitinta su trąšomis ir biohumusu, daromos lysvės ir dengiama agrodanga. Žmonės sako, agrodanga ties, tai čia galima ir ant tų pačių braškių ir ties, bet aš žinau, kad yra labai svarbu, kad ta lysvė būtų labai tiesi, labai lygi, kad ta agrodanga ir nesuplyštų, ir jos vėjas nedraskytų, ar ne? Pagrindinis niuansas, kodėl reikia išlyginti tą lysvę ir šiek tiek nuolydį padaryti kraštus, tai kad nesusiformuotų duobės ir tenai nesikauptų vanduo, nes tada prieš žiemą, jeigu tenai stovės vanduo, sušals tos balutės ir paskui augalai pašals. Lysvės dengimui naudojame 50 mikronų storio agrodangą, kuri įtempiama, užkasama žeme arba gali būti prismeigta vielos smeigtukais. Ūkininkas Ritas Kvietkus sodins ir specialiai paruoštus vadinamosius friko daigus, kurie lygiai po 2 mėnesių nuo pasodinimo užaugins desertinių braškių derlių. Prieš sodinimą Ritas Kvietkus patarė 3/3 patrumpinti friko daigų šaknis. Dar prieš sodinimą daigai pusvalandžiui pamerkiami vandens ir skysto biohumuso tirpale, kad augalas greičiau įsišaknytų ir megztų vaisius. Ritai, dar Lietuvoje tokia gaji nuomonė, kad neva remontantinių braškių nereikia auginti, nes jos vis tiek žiemai šąla ir kitais metais vėl iš naujo reikia sodinti. Šiaip remontantinė braškė šiaip ir yra, jinai vieno sezono arba vienų metų. Tai yra, jinai kai pradeda dėvėti, jinai pirmais metais atiduoda maždaug 60-70% visų savo galimybių. Antrais metais pradeda dėvėti žymiai anksčiau. Ir iki vasaros vidurio jinai jau kaip ir išsikvėpia. Pagrindinė problema, kodėl iššąla, nereikia leisti jai, kad pradėtų šaltis. Ją reikia uždengti dar prieš užšąlant. Vadinasi, rudenį, spalio mėnesį maždaug, ar ne? Geriausia agrodanga jau iš karto galima uždengti ir jinai stovės per visą žiemą. Arba agrodanga, arba užpilti durpę. Arba šiaudais. O jeigu mes auginam, tarkim, terasuose, balkonuose, tada jau reikėtų tos lovelius, vazonus, reikėtų jau įnešti į rūsį, kur temperatūra apie 0 laipsnių. Bet jokių būdų ne pliusas. Lysvėje išpjaunamos X formos nedidelės skylutės, į kurias bus sodinamos žemuogės ir braškės. Apie tai, kokias veislės mes šiandien sodinsime pažinomus aktorius, papasakosime netrukus. O dabar mūsų dideliai komandai atvyko pagelbėti maisto gamybos ekspertas Mindaugas Kalvaitis. Tai kodėl sakot, Mindaugai, kad čia yra vyrų darbas? Todėl, kad maistas ruošti yra vyrų darbas. O jūs ruošiat maistą? Visada. Visada, ar ne? Aišku. Žmonai tokio dalyko nepatikė. Niekada. Viską paruošiau, net kepsnys uždėtas, nors dar nedega, grilius uždegam grilį, dedam bulves, dedam bulves čia matom, iš tikrųjų jau yra paruoštas. Aš palikau paskutinę, kad būtų dar, kaip pasakyti, intriga, kaip ją daryti. Šiandien Mindaugas mums keps marinuotą sprandinę su bulvėmis ir lašinukais. Ir netrukus paaiškės, ar tikrai aktorius Nerijus Gadliauskas šeimai gamina maistą. Mūsų procesas dabar... Ir dabar norit pasakyti, kad šitas didelis gabalas, koks kilogramas, turbūt daugiau, aš pamarinuotas. Sumažinau dabar, kadangi sakė, išvažiuosi į darbą, turi būti pavalgęs į darbą važiuodamas. Aha, būtinai. Aš pavalgysiu. O kaip kvepia? Kadangi sakė jūsų vyras, kad šeimai maistą gamina jis, tai vat Mindaugas dar pamokys, kaip galima viską paprasčiau padaryti. Nieko neveikia, tinginio grilis vadinasi. Norėčiau aš pavalgyti to maisto, kurį gamina jis. O jisai sakė, kad jis viską gamina ir jums... Čia galima rūkinti žuvį, nebereikia galima gaminti. kepsnius, galima žuvį kepti, galima troškinį daryti, galima daryti, pavyzdžiui, kokias daržovės kepti, viskas su jo galima. Marinuota sprandinė su bulvėmis keps apie 1,5 valandos. O per šį laiką mes dar spėsime daug ką nuveikti aktorių Gadliauskų kieme. Apie tai po reklamos. O dabar skelbėme konkursą mūsų žiūrovams. Kviečiame dalyvauti laidos Svajonių sodai konkurse ir išrinkti ūkiškiausią laidos herojų. Daiva Rudokaitė, Sandra Daukšaitė, Gintaras ir Donata Rinkevičiai, Vaiva Mainelytė, Liudas Mikalauskas, Kristupas Krivickas, Aleksandras Ivanauskas, Deivis ir Renata Dorvilai,
Džiugas Eurusaitis, Violeta Mičiulienė, Naglis Šulija, Laima ir Dalius Mertinai, Kristina Andrėjauskaitė ir Gediminas Girdvainis, Saulius Balandis, Karina ir Saulius Kambinai, Donalda Meiželytė, Arūnas Storpirštis, Aušra Štukytė, Vaida Genytė, Evelina Sašenko, Inga Norkutė ir Aurimas Žvinys, Aldona Bendoriūtė ir Nerijus Gadliauskas. Išrinktas laidos herojus nutars, kam iš jūsų atiteks dovana – sodas ir apželdinimas. Laukiame laiškų su jūsų aplinkos nuotraukomis elektroniniu paštu. Konkurso draugas Zapyškio medelynas Kika Flora. Naujausios augalų mados jūsų aplinkai.